Trenerio sugrįžimas į Šiaulių miesto savivaldybės stadioną ir sugrįžta ir geri rezultatai. Sveikinimai su pergale ir kaip jūs matėte šiandien tas rungtynes? Tai visi nuopelnai, dėkuoju sveikinimus, visi nuopelnai yra komandos žaidėjim. Jie įdėjo šiandien labai daug pastangų ir po tokių rungtynių ir eilė prieš tai amerikietiški kalneliai tęsis toliau. Nes laikinai šiais metais, sakykime taip, ko mums trūksta, tai trūksta labai stabilumo. Stabilumo tom kokybiškom rungtynėm, nes jeigu mes sulošėm kokybiškai, toliau seka, švelniai tariant, nelabai kokybiškos rungtynės. Tai pagarba jiem į tai, kad įsiklausė į tai, į rungtynių planą, kur mes norėjom būti agresyvus, kurias erdves mes norėjom atakuoti ir aišku, kur norėjom gesinti priešininką, kad žinant tai, kad jų atakuojantis potencialas tikrai yra stiprus ir žaidėjai, kurie žaidžia priekį ir matėm, kad ir vakar pasipildė dar naujais žaidėjais, tai tikrai potencialas didžiulis, kas liečia žaidimą priekį ir jeigu tik tai užmigsi, kur prasileidom įvartį gale rungtynių, tik užmigom, kažkur antras kamuolys ir rezultatas 2-1 ir tos dadėtos 5 minutės ėjo kai valanda. Tai bet sakau, mums reikėjo tos pergalės kaip gaivaus oro ir ką, važiuojam toliau. Paminėjot žodžius aktyviai, energingai, tai šiaip treneriai neskiria žaidėjų po pergalę, bet šiandien galėčiau, pavyzdžiui, bent aš asmeniškai išskirti Donato Kazlausko, Dovydaičio, Rolando Baraviko ir Romanovskio. Toks kaip keturių žaidėjų, jų visur buvo pilna, jie gavinėjo, jie stengiasi, tai jeigu taip turbūt kiekvieną rungtynės žaistų, bent didelė dalis žaidėjų, turbūt rezultatai būtų. Žinot, mes norėtumėm, kad kiekvienas žaidėjas nebijotų imti ant savęs iniciatyvos, kad jis nebijotų tos vadinamos lyderystės ir kiekvienos atskirose rungtynėse, kad mes surastumėm vis skirtingą lyderį. Ir jo, šiandien jūs gerai pastebėjote tai, kad tie išvardinti jūsų žaidėjai, jie davė labai gerą energetiką ir tuo pačiu įpareigojo ir visą likusią komandą taip aršiai kautis, žaist. Bet vėlgi aš nenorėčiau jums leidus išskirti žaidėjų, aš norėčiau fokusuotis į visą komandą. Šiandien visa komanda buvo top ir šiandien jau netrodėm kaip pieninė. Bet visgi gal kažkam norėtumėt dedikuoti šitą pergalę? Mūsų klube didelį šventę tai, kad pas mūsų žaidėją Naurį gimė dukrytė, tai turbūt mes norėtumėm šitą pergalę dedikuoti jo šeimai ir tai yra fain, tai yra fantastika. Mama skambina. Ne mama. Mama, jeigu būtų, atsiliepčiau. Gerai, treneri, paskutinis klausimas. Kas toliau dabar rungtynės su Žalgiriu namie spalio pradžioje, ko galim tikėtis iš Šiaulių? Galima tikėtis gero turinio. Ir tikiuosi teigiamo rezultato. Na ir gerai, dar vienas paskutinis klausimas susijęs Įdėmiai. Su sekmadieniu. Aišku, stebėsit LFF taurės finalą. Vienareikšmiškai. Ir ką palaikysit ir kieno pergalės norėtum? Toks provokuojantis. Esam pažįstami tiek su Davidu, tiek su Andrium ir turbūt stebėsiu, kaip iš šono sirgalius ir aišku, norėsis turinio, norėsis emocijų, norėsis daug momentų ir
norėsis gražų futbolą. Ir norėčiau, kad, žinau, kad taip nebus, bet norėčiau, kad kiekvienam iš kolegų palinkėti, kad būtų kuo ramesnės rungtynės.